Santė, štai toks sumanimas, perdavimas į baudos aikštelę, žaidimas 1-1, Asamo ieško komandos draugų, bet nepavyksta pristatyti kamuolio jiems, čia perdavimas ir pirmas įvartis. Panevėžio ekipa veržėsi į priekį, Nauris Petkevičius. Na štai taip, panevėžiečiai sugeba įmušti, Asantė padarė savo darbą ir reikia jam keitimo, jis mačo tęsti nebegali. Panevėžio komanda pirmauja 2-1 bendrų rezultatų. Nematėme, galima sakyti, pavojingų momentų iki pačios situacijos, bet puikiai sužaidžia Panevėžio ekipa. Dar kartą štai čia petys į petį žaidimas ir perdavimas dešinė koja, labai sudėtinga situacija, reikėtų sakyti štai čia. Bet smūgiuoti į vartus pavyksta. Ir smūgis štai toks į tolimo vartų kampą. Dar kartą Asantė, dešinė koja. Ir Nauris Petkevičius, kaip tikras puolėjas, išveda komandą į priekį, 1-0. Labai žemame taške, kamuolį sužaidė, varžovas buvo šalia pataikyti, taip į tolimo vartų kampą tikrai buvo sudėtinga.